kaip gerai, kad jūs esate įgėrę, nes aš taip šiku į batą, kad čia gali kažkas nesigaut. Ne visi, čia tik mano draugai tie, kur klykė ten gale. Čia tie. Atsivedžiau, kad būtų kamplot. Tai va, ačiū tau, Simona, kad tu eilinį kartą mane nukeli į galą, kad aš pakankamai hiperventiliuočiausi, pergyvenčiau ir išstresuočiau ir užlipčiau jau visiškai išsitaškius. Vienu žodžiu, aš pasakosiu jums šiandien apie savo pirmąjį gyvenime tyrimą, žurnalistinį tyrimą, tarptautinį beje, tarp kitko. Ir tas tyrimas iš tiesų yra praktiškai pirmasis sienos tyrimas. Prašysiu pakelt rankas, kas žino, kas yra siena. Oho, daug jūsų žino. Tiem, kas dar nežinot, siena yra praktiškai 2 žmonių organizacija, tai yra Tiriamosios žurnalistikos centras Siena. Mes sukūrėm šitą daiktą tam, kad galėtumėm daryti nepriklausomus tyrimus, nuo nieko nepriklausomus, daryti rock'n'rollą taip, kaip norim, ką norim ir kad nieks neknistų mum proto. Ir šiais metais tuos nepriklausomus tyrimus jau darom 5 metus. Tai labai džiaugiamės, kad pakankamai prifeilinom, bet ne tiek, kad uždarytų mus kas nors ten ar VLKK, ar ten valstybė. Aš sujungsiu skaidrą, Simonas, kas gerai. Tai va, tai vienu žodžiu, čia yra siena. Šiaip ačiū tikrai, čia yra Miglė ir Šarūnas. Su Šarūnu susipažinau 2 kurse, kai buvau Pienburne iš Druskininkų. Ir tiesiog jisai atėjo paskaityti mums paskaitą ir paaiškinti, kodėl reikėtų nesirinkti tiriamosios žurnalistikos. Kodėl tai yra pats blogiausias pasirinkimas ir kodėl nieks neturėtų rinktis tiriamosios žurnalistikos. Ir žinot, aš per gyvenimą einu su tokiu labai durnu moto. Labai durnu niekam nerekomenduoju. Aš ir čia stoviu vien dėl to, kad kažkada aš sugalvojau, kad man reikia daryti gyvenime fake it till you make it. Ne ta. Ir aš su tuo fake it till you make it, žinokit, varau toliau. Aš varau toliau ir tas fake it till you make it, tai reiškia taip, tu nieko nesupranti, bet tu protingai linksi, tu šypsaisi, tu labai gerai skaitai kambarį, nes tu esi jau ten tas labai empatas, ir kažkaip žmonės tavim patiki. O ar paskui nenusivelia? Čia kitas klausimas. Tai va, tai vienu žodžiu, Šarūnas mane pastebėjo iš to kambario studentų, kur aš ten labai linksėjau ir sakiau, aš noriu rinktis šitą sunkų darbą, nes man čia labai įdomu ir panašiai. Ir jisai sako, žiūrėk, yra Danai atvažiuoja čia tokia į Lietuvą, nori daryti medžiagą, labai žiaurę, tokią kraupę. Čia yra statybininkai, kurie yra pakišti po fake įmonėmis, kurios praplovė per jų vardus milijoninės sumas, ten buvo 5 milijonai tuo metu eurų berods, jo. Ir vienu žodžiu, reikia tuos naunėjimus, ten visiškai statybininkai, reikia juos surasti ir prakalbinti. Ar gali? Ir aš mergiotė iš Druskininkų, kur ten praktiškai mano visa patirtis buvo pakalbinti vaistininkus, ten pensininkus, bibliotekos įvykius nušviesti ir tiek žinių. Sakau, jo, aišku galiu, taigi čia, aišku galiu. Ir ką, ir aš atvarau pats Šarą ir mes susitarėm ir pradedu aš ieškoti tuos žmonės. Tai aš su savo beginnerio sėkme surandu tuos žmonės, iš 5 suradau 4. Vienas iš karto paskambinu, sako, eik, gerai, aš nuėjau ten, kur jisai mane kvietė. Tada antras skambinu, sako, ne, aš su kamerom, tai tikrai tu ką durna, nekalbėsiu aš. Tai mes telefonu pašnekam. O vat su kitais 2 prasideda linksmybės. Nes tie kiti 2, jie su vienu aš susiskambinu ir jisai yra marozas, bet jis nežino, kad ir aš esu marozas. Ir jisai sako, ne, ką čia yra, aš tikrai nenoriu čia kalbėti, čia man čia blogai gali baigtis, nenoriu. Aš mėnesį laiko bičą masažuoju. Ten su visom procedūrom tau nieko nebus, tugi čia maladėt, tu čia už Lietuvą vyrai, visos frazės eina į trasą, galiausiai aš jį primasažuoju iki tiek, kad, blemba, davai, gal čia, žinai, davai. Ir aš tada iš karto žalią šviesą danam, mes čia pasijungiam komandą, jie atskrenda į Lietuvą, bet sakau prieš jiems skrendant, sakau, hebra, bičas yra žiauriai kamera šai, jisai labai jautrioj situacijoje, davai pasimkit vieną kamerytę, vieną štatyviuką, nieko nesidėkit, kad čia tik mūsų nesimatytų, aš jam pažadėjau, kad čia labai viskas bus anonimiškai ir čia nieko nereikės.
Atvažiuojam mes, čia va šitą istoriją, jeigu norėsit QR kodas. Atvažiuojam, tai va, kur jinai buvo, čia mano yra. Atvažiuojam mes su šitą mašiną, su šitą Audi A2, kuri dar dabar rieda Druskininkų gatvėmis, į oro uostą pasiimti Danų su viena kamera ir štatyviuku. Ir ateina jie, karočią, žinot, kaip dabar buvo Akropolį Black Friday, tai atsiveža tą karutį ir čia va tai va prikrauta. Atvažiuoja, ten. Ir aš jau žiūriu, jau aš nežinau, man atrodo, aš sakau ne hi guys, o holy shit, tipo, what the fuck. Ir jie tokie, nu tai čia, žinai, čia, tipo, nu mes turim pinigų, mes atsivežėm įrangos. Gerai galvojam. Ta mano mašina visai išsigandus susitraukus, Šaras irgi toks, tai rankose palaikysim, tai taip ir važiuojam, kaip žinot, kaip prikrūsta tų klaunų mašina, nuvažiuojam iki to bičo, per visą Lietuvą, per visą fucking Lietuvą, nuvažiuojam iki to bičo. Ir jau įvažiuojam į daugiabučio kiemą, jis gyvena daugiabutyje 5 aukšte. Ir ten yra mažas miestelis, mes išlipam iš tos mašinos, jau nematyta mašina, jau mus skenuoja tos močiutės kameros, kur tipo per langų šiaip Ukrainoje daužė dronus, taip dar prieš karą jos tiesiog jau mus taip skanuoja, tipo, kur man kas čia atvažiavo, žinai, pas mus. Ok, mes atvažiuojam, greitai susipakuojam čia tą įrangą, nusinešam į 5 aukštą, į duris skambutis, atidaro šitas čiūvas. Jisai pamato mus, jam plečiasi akys dėl to, kad mūsų dafiga ir mes turtingi, mum plečiasi akys, kad ką tas Jorkas pa šitą Marozą rankose daro. Mes susižvalgom, jisai taip, ne, blet, nahui, aš tai su jum ir nešnekėsiu, ir tiesiog eina į savo butą. Ir ten, kad toliau keikėsi varo, sako, tu kuro durna, tu čia mane viską pakišai, čia ką tu čia darai, čia visus žmonės susikvietei, Šaras ten kažką, bet čia mes jums garantuosim anonimiškumą kažką. Ir aš žinokit, mano pirmas feilas yra tas, kad aš tuo metu neturėjau jokių kompetencijų ir aš tiesiog kaip Marozas su Marozu, kurva bičas, ble, tu pažadėjai, girdi, atsakai už bazarą dabar, einamės į tavo butą. Danai nieko nesupranta. Šaras keičia spalvas veido, bet bičas atidaro mums duris. Ir mes užeinam su savo visą brigadą. Šaras per visą laiką laiko Yorkshire ant rankų, nes jis mums visiems laižo veidus. Mes čia visi pasikalbam, viskas gerai, išsiaiškinam dalykus, padarom labai gerą intervą. Bičas surūko gal 3 pakelius per tą laiką, cigarečių iš jaudulio, bet atsako už bazarą, bičas atstovėjo, aš gavau respekto balą. Ir iš esmės aš suvokiu, kad pavyko man jį pakalbinti tik dėl to, kad aš, realiai esu moteris, flirtavau ir užpisau jį galutinai. Ir čia istorija visai nesibaigė, jinai tik įsivažiuoja, nes mes visi labai laimingi grįžtam į savo klaunomobilį, susidedam visą įrangą ir važiuojam atgal į Vilnių. Ir kažkur ties 30 autostrados kilometre man ten visi rodikliai kaip raketoj. Ir mano automobilis sustoja. Eik tu savo, galvoju, čia tai pairis. Ir mes sustojam. Ir aš tada skambinu tėčiui savo, nes mano tėtis yra mechanikas. Nes ten tai mašinai grinai taip. Ir aš jau šiku į batą, mano tie danai tai tiesiog tokį sėdi. Tai čia it's Lithuania. Ir aš jau tokia, žinai, tipo, it's Lithuania, tėveli, ką daryt man? Ką dabar man daryt? Ir jisai sako, ir iš jo keiksmažodžio eina lygiai tiek pat, iš kiek tas bičas su Yorkshire'u keikėsi, jis toks, čia, nenoriu, nes tėtis klausys šitą įrašą, tai minimizavau savo keiksmažodžių kiekį. Ir tėtis sako, gerai, pabandyk supilti į antifrizo bakelį vandenį, kiek turi. Pilu. Mano mašina tiesiog sisiuoja tą antifrizą. Va čia bala autostradoje visą, galima maudytis, pliuškentis. Tai ką, bet mums vis tiek grįžti kažkaip reikia, tai mes nusispjaunam, važiuojam ten gal 5 bėgio ant Šiamo į Kauną, iki Megos. Nes tėtis atvažiuoja su tralu susirinkti mašinos, o aš jau draugą paprašysiu iš Vilniaus važiuoti, kad mus susirinktų. Da važiuojamės iki tos Megos, bet danai yra turtingi, danai yra užsiknisę, jie nori takso atgal. Šaras skambina taksui, kviest į Kauno taksinę, kad parvežtų mus nuo Megos į Vilnių. Pokalbis skamba taip.
Sveiki, mums reikia taksi čia nuo Kauno Megos iki Vilniaus Radisson Blu. Ko, blėt, jums reikia? Nu, mums reikia takso, nu, tiesiog nuo Kauno iki Vilniaus. Tyla. Tai kiek kainuos gal galit pasakyti? Nu ką, žinau, gal 100 eurų? Šaras. Ar 100 eurų gerai? Danai, gerai. Tai gerai, tegul važiuoja. Nu gerai, Opel Zafira už 20 minučių bus. Praeina pusvalandis, Opel Zafiros nėra. Danai dar piktesni, Šaras skambino. Tai kur tas taksas? Ai, tai jūs rimtai? Mes galvojam, kad jūs juokaujat. Tai ne, mes nejuokaujam, mums reikia takso dabar. Nu tai gerai, Opel Zafira už 20 minučių tikrai jau bus dabar tikrai. 20 minučių praeina? Nėra. Praeina 25. Ir kaip veiksmo fucking filme. Iš vienos pusės atvažiuoja mano piktas tėvas su tralu, krauna mašiną. Iš kitos pusės jau įrėda mano bičas su CTB ir įsivažiuoja Opel Zafira, sustoja čia per vidurį ir toks tipo, nu, lipkit hebra. Danų kameramenas, jis vyras, labai ištomens ir išlemens, mandagiai prieina prie Opel Zafiros durų, jas atidaro vairuotojo. Mandagiai sako, fuck off! Jas uždaro, atsisveikina ir sako, savo kalbą. Ir taip mes suprantam, kad Šaras daugiau už savo numerio takso Kaune niekada nekvies, bet mes laimingai grįžtam į Vilnių, atsisveikinam su danais, jie išsimiega, išskrenda ir kelionė tęsiasi toliau, nes man pagaliau pavyksta prikalbinti dar vieną mūsų istorijos herojų kalbėti. Ir čia yra dilema, nes šiaip Sigutis yra žiauriai vargšas žmogus, bet jis man pakūrė tokį 24 valandų scenarijų, kokiam aš niekada turbūt jau nebesudalyvausiu. Tai vienu žodžiu, aš skambinu Sigučio. Sakau, Siguti, kalbėsi? Kalbėsiu. Gerai, tada Sigutis užgeria, nes jį tą labai istoriją traumavo, žmogus pradėjo gerti. Tada Sigutis užgeria. Nebekalba. Tada aš vėl jam skambinu, tada jis neatsimena, kas aš tokia. Tada aš vėl skambinu, sakau, Siguti, čia aš vėl. Ir Danus užkniso tas bairis, kad, tipo, nu, blema, kiek tas tavo bišas gali gerti. Mes davai tiesiog atskrendam, mes žinom savivaldybę, kuris maždaug yra. Davai mes jį pačiupsim kažkaip. Sakau, jo, gerai, važiuoja, man tinka šitas rock'n'rollas. Danai vėl atskrenda. Aš jau rimtesnė tėčio mašiną pasiėmus, jau Volvo, jau nebe Audi. Jau davai aš važiuoju su Volvo. Jie irgi čia atvažiuoja su 3 žmonėm. Mes važiuojam pakeliu jau ten į Tauragę, kur pas Sigutį, jau ten toj savivaldybėje, kur jisai gyvena. Skambino šiam pakeliui. Siguti, kaip žadėjom, nebegėrit? Nebegėriau. Girtas atsiliepė jis man. Aš padedu ragelį, sakau, Sigis vėl girts. Danai, jo, girts. Sakau, negalim jo kalbinti girto. Visi protingai linksim, taigi negalim mes jo kalbinti girto. Tai ką darom? Tai nakvojam vienam iš 2 Tauragės viešbučių. Gerai. Skambinu Sigiui. Sigi, sutarėm, šiandien negerat, rytoj aš jums pastatysiu po visko. Sigi vilioja perspektyva, Sigis pažada nebegerti šiandien. Mes pernakvojam viešbutį, pavalgom kepsnių Tauragės restorane, kur ant karšto akmens atneša, jaučiu tuos kepsnius valgiam tik mes ir Pukelis, nes jie afigenai brangus, juos įperka jaučiu tik tai Pukelis ir Danai. Tai mes išmiegam, nuvažiuojam rytoj, jau skambinu ryte Sigučiui, Sigis pakelia, bišk blaivesnis, bet iškart numeta, sako, ir rašo mane SMS-kę, nepykit, negaliu. Man užverda tas vidinis marozas, kuris iki šiol stūmė šitą visą istoriją. Aš galvoju, nepyk, bet tu galėsi. Kraunuosi aš Danus į mašiną. Sakau, žinokit, aš jau žinau jo adresą, važiuojam rasim. Atvažiuojam. Ten toks keturbutis sovietinis, ten visiškai kaimas. 2 namai ir vienas iš jų tas keturbutis. Atvažiuojam ir sutinkam kieme kaimynę. Vadinkime ją Nijolę. Nijolė kaimynė yra labai nuostabi, sako, einam, aš jums parodysiu, Sigis čia 2 aukšte butukė gyvena. Mes nueinam, Nijolė beldžiasi, Sigi, daryk duris, rajon, tu ten visoks koks ir aš jau ten nebenoriu sakytų epitetų. Nijolė šiaip yra labai kieta moteris. Bet Sigio, tai, jis neatidaro. Ir Nijolė sako, blemba, čiuju, žinai, užgėrė ir bus kažkas negero nutikę, nes ryte aš jo negirdėjau išeinant, o tengi viskas girdisi. Kviečia mentus, kažkas negerai.
Atvažiuoja policija, atvažiuoja reanimobilis ten tas ir atvažiuoja gaisrinė. Šita gaisrinė. Ta prasme, kol Hebra galvojo, kaip patekti į tą Cigio butą, mes tiesiog selfinomės. Mes tiesiog fucking selfinomės, nes čia ne tik Danam buvo It's Lithuania, čia jau man buvo It's fucking Lithuania. Bet Cigio tai nėra. Išlaužė jie ten ar langą, ar duris, aš jau dabar neatsimenu. Ir Cigio nėra. Ir aš jau tiesiog tokia, tai šikna. Ta prasme, mes prašykom žmogų jo namuose. Viskas. Mes neturim istorijos, nes jis turėjo būti pagrindinis herojus istorijos. Bet tada kaimynė Nijolė pasiema savo Opel Zafira ir sako, važiuojam. Ir mes važiuojam su Nijolė per visus Tauragės ūkininkus, kur Sigutis ten tai karves melžia, tai šieną ten veža, tai dar kažką. Tai 3 valandas mes važiuojam, kiekvienoj kaimo troboj sustodami pafilmuoti gandrų, nes Danam tai yra 8 pasaulio stebuklas. Sigio nėra. Sigio fucking nėra. 3 valandas, jau ten mes visi jau tokie, paleisk mus Nijolė, prašau, nebekankink, taigi mes jau nerasim, jau šiknonta istorija, jau tiek to, važiuojam tiesiog. Ir tada Nijolė sulaukė skambučio iš kaimyno, Algio. Algis sako, Sigis buvo užsukęs išgert, bet dabar jau turėtų eiti namo. Ir mes tada gazas dugnas, grįžtam namo, įsukam į kiemą ir toks vaizdas, žinot, kaip veiksmo filme eilinį kartą. Mes su Danais ten matom, išlipam iš mašinos ir matom, kad Sigis tokiu vieškeliu svirduliuoja namo, užtikrintai. Ir aš tada šoku iš mašinos pasitikti jo svetingai. Ir Danai šoka iš mašinos su kamera. Ir Nijolė, ir mes visi einam pas Sigį, Sigis mus pamato, jam susipina kroksai. Jisai matricos vertų judesių, tėškės ir pramuša asfaltą savo pakaušių. Nuskamba visas kaimas. Ta prasme, kulkos, kraujas, kulkosvaidžiai, viskas ten viename. Aš sustingstu. Danai, ta prasme, turi geriausią kadrą turbūt savo karjeroje. Aš tiesiog nežinau, ką daryti ir galvoju, kaip mes šitą Lietuvą reprezentuosim toliau. Man atrodė tuo metu, kad mes ją reprezentavom taip. Sigis sėdi, vat aš jums parodysiu kaip. Jis tiesiog va tai va bičas sėdi. Aš nenoriu. Man silpna. Nijolė jam su Merliu valo pakaušį, čia kraujai bėga, čia dulkės vasara, musės zvimbia. Danai atsitūpę filmuoja. Aš tiesiog noriu užsidegti cigaretę ir išeiti iš ten. Tiesiog išvažiuoti iš tos visos scenos. Bet susikaupiam, judam toliau. Nuvedam ten Sigutį į pavėsinę, jisai atsisėda. Ir jisai toliau tuo pačiu fucking veidu. Aš nenoriu. Ir aš tada galvoju, kad viskas. Mes radom Sigį, bet mes neturim Sigio. Bičas nenori kalbėti, viskas. Šikna, neturim istorijos. Ir mes kokias 10 minučių tai priimam. Aš ten jį glostau, bandau sakyti, Sigutį, čia tikrai jums nieko nebus. Jis sako, ten mane pakars, nušaus, nudurs. Aš jam sakau, Sigi, nieko tau nebus, viskas bus gerai. Nieks nepadeda, vapšė nieks nepadeda. Galiausiai iš 2 aukšto nusileidžia mūsų gražioji, geroji fėja, Nijolė. Žinot, kai būna fėjos su burtų lasdelėm ateina ir ištaiso situaciją. Nijolė nusileidžia su samčiu ir sako, čia citata. Blet, Sigi, aš kaip pisiu tau vieno su tuo samčiu, tai tu kurva greit man pakalbėsi viską, greit pasakoji viską žmonėm, taigi jie padėjo, čia atvažiavo, kas tau negerai. O paskui, jeigu norėsi, ateik dar pas mane sriubytės užvalgyti, gerai, Sigutį? Tai nežinau, Sigis, ko sumotyvuotas labiau, samčio ir sriubos perspektyvos, bet jis viską mums papasakojo ir istorija įvyko ir su Sigio veidu ir viskas buvo gerai ir aš tikiuosi, kad jam iki šios dienos yra viskas gerai, nes turint tokius kaimynus, gyvenimas yra nuostabus. Ir šitą istoriją man paliko 2 labai gerus moralus. Vienas tai, kad ir kaip feilintųsi aplinkybės ir kad ir kaip tu šiaip pats būtum feilas, viskas gali būti gerai, jeigu turi biškį vidinio marozo. Ačiū Jums.